Taip. Pradėsime spektaklį jau. Prašau, iš naujo. Stovi pasakų namelis ir dirbam, ir dirbam. Čia mergaitės ir berniukai seka pasakas vaikam. Apie raganą nuruotą jos ketinimus piktus, apie sesę ir broliuką ir jų sutiktus draugus. Norim mes linksmai padūkti, šokti, žaisti, būt kartu ir neleisti jums užsnūsti, nes visiems bus taip smagu. Ir dirbam, nes visiems bus taip smagu. Ir dirbam, seka pasakas vaikam. Seka pasakas senelė, pagiri žvejų trobelė. O trobelėje nuo seno 3 sesutės sau gyveno. Ir turėjo jos broliuką, striuką, buką, bebenčiuką. Dvi sesutės drobę audė, bebenčiukas žuvį gaudė. O jauniausiai vailutė židiny ugnelę pūtė. Kepė žuvį, paplotėlį, nešė broliui, lauknešėlį ir prie ežero atėjus, lauknešėlį pasidėjus, Jį kasdien broliuką šaukė. net skambėdavo palaukė. Bebenčiuk, atsirk, neužtruk. Šiam broleli pietų, šiam žvelgia aptų. Apsižergus ilgą šluotą, kada pažejojo ir voratinklius viliojo. Brolis šaukia, pakreipus kreivosį, plona klausė. Bebenčiuk! Vaikai, kur bebenčiukas, nematot? Ne? Radau bebenčiuką. Štai nieko nesakykit. Na, bebenčiuk, na tai atsigirk, neužtruk. Šiam broleli pietų, šiam žuvelių keptų. Aš bebenčiukas ir jūs, vaikai, manot, aš patikėsiu šitą raganą?
balsas būtų, nežinot, ką reik padaryti? Man rodos, kalvio mums reikia. Kalvio? Tai pašaukim vaikai kalvį visi. Kalvį! Kalvį! Taip, aš kalvis, galų geležį, ko tau ragana iš manęs reikia? Na tai kalvį, raudongalvį. Nu tu papuolik man liežuvį, ką? Ką? O kam tobulesnis liežuvis? Nu čia jau ne tavo reikalas. Bet pala ragana, kas man iš to, kad aš tau liežuvį paploninsiu? Na, aš tu man liežuvį, tu man liežuvį. Na gerai ragana, už marių žuvį aš tau tikrai paploninsiu liežuvį. Bet palauk, senas kalvis turės pasportuoti. Pasikviesim Vailutę į pagalbą. Vailutė! Va, dabar visi pasportuos. Dabar atsistokit visi. Stokite. Ateikit čia į priekį. Ateikit, nebijokit. Ateikit visi. Na, sustokit taip patogiai, kad jums būtų patogu rankas kilnoti kojas. Sustokit. Na gerai, pradėsime kalvį dabar apšilti. Dedame ranką į vieną pusę ir kitą ranką į kitą pusę. Ir vėl tą patį į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir dabar padarom šitą pratimą labai greitai. Vieną pusę į kitą pusę, vieną pusę į kitą pusę, vieną pusę į kitą pusę. Na, mano rankas apšilo. Dabar reikia kojas apšilti. Tai pasiemam dešinę koją, keliam dešinę koją, aukštai. Dešinę koją, dabar kairę koją. Aukštai. Dešinę koją ir kairę koją. Na, kojas irgi apšilo. Ir dabar reikia padaryti pritūpimą. Nu, tai darom pritūpimą. Vienas, du, trys, keturi, 喂。
kažką daryti dabar? Reikia ieškoti. Ieškoti? Taip. Tai kur jo ieškoti? Aš net nežinau. Bet aš kažkaip nežinau, ar verta eiti ieškoti jo. Reikia ieškoti. Ar žinai, jeigu aš surasiu jį, gal kokį grybą surasiu, nusibodama jau čia namie sėdėti. Žinai, aš einu, surasiu bebenčiuką, o tu eik iškepti pagrandu. Gal kur nors surasiu šį. Gal bebenčiuk. Žiūrėk, tikrai, ar ne ten bebenčiuk? Nerandu aš to bebenčiuko, prisėsiu, gal pats ateis. Randa krūmuose namelį, sūriais kumpiais paramstyta ir paparčiais uždangstyta. Žiūri, laumė verda smalą. Bebenčiukas girną skalą. Laumės lūpa žemę siekia, tamsios pudlos nusidriekia. Hei, ko čia vaikštai po mano gyrę, ką? Aš bebenčiuko savo brolių ieškojau. Bebenčiuko? Bet matau graži mergelė, na tai, paškosi man kaltūną, kažkaip niešti kiaurą dieną, nežinau kodėl. Laumės snaudžia ir linguoja, sesė grėblių ją šokuoja. Kaip ragana užsnūdo, bebenčiukas tuoj sujudo. Bebenčiuk, vandas atnešk. Bebenčiuk. Kur? Dingo. Kur bebenčiukas? Vaikai, matėt bebenčiuką? Ne? Kur ieškoti to bebenčiuko? Ovelia, rūgšti laukinė, tu rūgštesnė už rūgštynę. Kur sesutė ir broliukas, triukas, pūkas, bebenčiukas? Vykis, ten prabėgo tave širdė. Ten. Kur ten? Vykis, ten. Ten. Laumė žveja pasigavo ir per girią nušuoliavo. Nepareinu dabar visą sutą. Reikia man eiti ieškoti. Gal matėt jūs vaikai? Kur? Gal tenai? Pažiūrėkite laisvą. Pažiūrėkite atsisukit. Ne? Kur yra? Gal ten? Nematė? O ten? Pro langą. Pažiūrėkite pro langą. Nėra? Ne.
Pažiūrėk, aš esu obelis, bet kaip man sunku pažiūrėk, kiek daug obuoliukų. Kiek obuoliukų, kokie gražūs obuoliukai. Nuskink bent vieną, prašau. Nuskilsiu, kaip aš esu. Ačiū. Reik toliau. Tu! Aš? Ne, aš! Ką čia vėl darai? Nu, jaunį dieną kažkokią čia vaikšto. Kas būsi? Kvailutė. Nu, bet tai matos, kad kvaila. Nu, tai matau irgi gražiai kažkuosi. Man kaltūna. Tu sesuo visai kažkokia nevykėlė. Laukas naudžiai linguoja, sesė grėblių ją šukuoja. Kaip ragana užsnūdų, bebenčiukas tuoj sliūna. Na, bebenčiuk, tai ką laikas į krosnį šaut tave? Bebenčiuk. Kur tu vėl pabėgo? Kur tu, bebenčiukas? Ei, tu! Ovelija! Rūgšti laukinė! Tu rūgštesnė už rūgštynę! Koks sesutė ir broliukas? Triukas, bukas, bebenčiukas! Traukis, ragana nuo tako, pro šakas tu nepralysi, bebenčiuko nepavysi. Nepavysiu! Nusigando kaip parpuolusi ant kranto. Laumė, ragana gauruota, Lapė vandenį. mauruota. Lakė, kol susprogo. Sprogo ragana gauruota kirvirba, bebenčiukas ir kvailutė jau laisvi visiems laikams. Matėt obelį, žuvytę ir lieptelį, matėt jūs, bebenčiukas ir sesytė jau svečiavosi pas jus. Žaidėm mes improvizavom, buvo mums labai smagu, bet mes jūsų pasiilgsim, nes mes džiaugiamės kartu. Kirvirba, mes džiaugiamės kartu. Kirvirba, sekė pasakas vaikams. Dabar Valentai neišeik ir labai norėčiau, kad Valentas prisistatytų, ką čia mums paskaitysi, nes vaikučiai dabar turi persirengti kitam trumpam spektakliukui. Prašau. Tai aš Valentas Norvilas ir aš dalyvavau skaitovų konkursuose. Laimėjau labai daug pirmų vietų. Ir jums norėčiau paskaityti Vytauto Račicko ištrauką Alyvos ir purienas. Jau kelinta savaitė, Onutė su Vincuku viename suole sėdi. Ir nieko. Kai kurie berniukai net pavydi, nors iš pradžių tai šaipėsi. Ai, ir tegu pavydi, ir tegu nusprogsta iš pavydo. Na, daug sąsvinį prikibo Onutė. Ir tu man įgnybai. Ar jau smarkiai? Nu, nelabai. Tai va, greičiau do krašto darbų sąsvinį, jeigu nenori, kad kaip reikia įknyčiau. Vincukas norom nenorom iš savo kuprinėlės ištraukė sąsvinį ir nuteškė ant suolo. Na, ir kas dabar bus? Dabar, mielas Vincukai, rašysim. Ką rašysim? Ogi rašinį. Rašyk, pavasarį žydi, bezai ir purienas. Nesąmonė. Kodėl? Todėl, kad taip nebūna. Kaipgi nebūna? Na, iš tikrųjų, tai būna tik ne taip, kaip tu sakai. Pavasarį žydi purienas ir bezai, o ne atvirkščiai, juk purienas pražysta anksčiau negu bezai. Matau, tu neturi ominio mąstymo. Ko, sakyk, Onutė, ominio mąstymo. Ir ne bezai, o bezdai. Pas jūs paviršiai gali bezdai nenorėjo pasiduoti, Onutė, o pas mus Baltučiuose
elgesio taip bezai. Galų gale jiedu susitarė, jog pavasarį žydi alyvos ir purienas. Tai dabar pristatykite, ką rodysim. Tai va. Dabar matysite ištrauką iš Vytautės Žiliauskaitės apsakymo Dievo žiogas. Ir kaip, jūs net nepatikėsite, kas vienas sykį atsitiko žaliajam Dievo žiogui. Kai jis savo ramiausiai užsnūdo, prie jo prisartino kažkokia tai baisus berniūkštis ir čiupo jį už kojos. Parsinešė namo, nutraukė koją ir pakišo po stiklinę. Begėlis. Žiogui taip skaudėjo tą koją. Vaikai, tu pažiūrėkit, kas čia atskrenda. Zezės, ateikit pasižiūrėti, kas atsitiko žaliajai Dievo smuikininkei. Vaikai, kas čia? Įkliuvai, kad žioplė buvo. Prazuvo, kad kvailė buvo. Ar gera tau? Zagalis, stiklinaitėje, a? Man, žaliai Pievų smuikininkiai, niekur kitur geriau ir būti negali. O kad kojos netikrai pasakysi taip pat gerai. Koja aš netyčia išnėriau, o kol ją suremontuos, mane paguldė į šią šviesią ir sterilizuotą palatą, kad tokios apskretelės kaip jūs. Kaip mes? Kaip jūs. Ir kaip jūs. Kaip mes? Kaip jūs. Manęs, žaliosios Pievų smuikininkės, neužkrėstumėte. Matai, koks ponas mus apskretelėmis vadina. Puikelis! Tuos baisios musės norėjo aptaškuoti stiklinę, bet jom nepasisekė, nes nuo lūpų klarės ponas kryžiuotis. Darai? Ar tu volio visai nebepirumatai? Gi švenčiu. O kodėl tamštos dešinioji koja nedalyvauja šventėje? Matai, aš, žalioji Pievų smuikininkė, gavau apdovanojimą už nuopelnus muzikai ir manęs pasveikinti tie tūkstančiai milijonai muzikos gerbėjų ir mylėtojų. Ir jie taip stipriai spaudė man dešinę koją, kad netyčia ją nurovė. Bet nieko tokio, kol ją suremontuos, mane paguldė čia. Šitkai. Mat kaip. Aš irgi duočiau suspausti savo koją. 2 kojas. O gal netgi ir 3 kojas. O gal netgi ir 5 kojas. Bet žinoma, nieks neduoda, nieks nevertina mano triūso. Nebegaliu šitaip. Kas tam vorui atsitiko? O vaikai, tik pažiūrėkit, kas čia dabar ateina. Žiogelė, ašgi 100 kojas. 100 kojas? Pagalvokit, kaip nesąžininga. Vieniems Marta gamta duoda 100 kojų, o kitiems tiek, kad ir vienos netekęs. Visam gyvenimui luošas gali palikti.
Na tai kas, kad aš turiu 100 kojų. Na taip, motina gamta gal ir nelygiai mums paskirsta kojomis. Bet žinai, Žiogelė, mums visiems, motina gamta įdėjo tik po vieną širdelę. O tavo širdelė tokia narsi, kad jie neprilygsta net 1000 sveikų kojų. Ačiū tau už gerą žodį. Gal pasikvieskim savo draugus iš pievos ir sudainuokime dainelę. Saulė šviečia, saulė šildo, pievai gražu. Gėlė žydi, gėlės kvepia, kaip nuostabu. Kaip čia linksma, kaip čia gera, visiems kartu. Tralelė žiogas čia gyvena, kaip džiugu. Žiogas žalia, žiogas linksmas, turi draugų. Musė zyzia, musės laukia, kaip negražu. Oras geras, tai smagu. Tralelė į svečius ateikite pas mus. Labai puiku, kad mūsų mažieji žiūrovai dar turi laiko. Tuomet mes pristatysime visą projektą, kaip kas čia buvo. Gal nuleiskime dabar